Aš tikrai negaliu pasakyti, ne, kad tokių dalykų sakau, dramatiškų tikrai nebus, aš tik sakau apie formalią procedūrą. Estai, sakykime, kokia estų situacija, nes po įvedimų, taip, nes visada sakoma, visada, kada vieną kartą mes ruošiamės įvedimui, verslui ten sąlygos, tai kokie dalykai bus, kad atpigs kreditai euriniai, taip, ta prasme, nes jau bus euriniai ir litų, taip, bus mažesnės palūkanos, nes jau pagal Europą, Euroboras, taip, jau Europinių rinkų atsiras. Tokie dalykai, kad visi sako paprastai, kad padaugės užsienio investicijų. Čia ta daina, suprantat, aš ekonomistas pasakysiu, jinai yra Estijoje įsivedus eurą, bet jau kiek laiko praėjo, nieko nepadaugėjo. Ir visada tai sako, taip, kad atrodo formaliai taip, kad investicijų atėjimas priklauso nuo daugybės veiksmų, nuo biurokratijos, administravimo, mokesčių sistemos, mokesčių administravimo, dar labiau negu pačių mokesčių, pačio administravimo, kaip skaidri, paprasta sistema, daugybės faktorių. Čia taip yra paprasčiau verslui judėti, bet jeigu neina investicijos ir neis, arba jeigu eina ir eina. Ir vyksta konkurencija tarp regionų šalių visam pasauliu. Man tenka dirbti su Persų įlankos šalim, su Viduržemio jūros šalim, su kai kuriais dideliais šeikais, kurie iš viso pasaulio veža projektus, dideliais skaičiais. Kadangi turi Persų įlankos šalis, turi Kuveitas, Kataras, daugybė laisvų pinigų ir investuotojų. Jie tradiciškai dirba ir jiem veža iš viso pasaulio visi siūlo nekilnojamo turto, pramoninius projektus, investuotojų. Taip ir jie pagal tradiciją dirba su britų konsultantai, nagrinėja tos dalykus ir daug britų konsultantų, kada buvo Europoje krizė, ypač nekilnojamo turto, nes buvo prisiūlyta daug Europoje investuotojų, kaip Ispanijoje, viešbučiai, kompleksai įvairiausi, jie sustabdė. Bet aš žinau ir pažįstu kai kuriuos šeikus, kurie prarado daug pinigų, investavę į nekilnojamą turtą Europoje ir kitur, kurie turėjo naftos verslus, pardavę ten investavę inovacijas į nekilnojamą turtą, tokį paketą. Tai štai, ir va tas investiciniai procesai estai parodo. Aš pasakysiu tokius skaičius dabar, šiuo metu mūsų vartojimo lygis, lyginant su Europos Sąjungos vidutiniu vidurkiu, estai, čia jau su euru. Jų pragyvenimo lygis, lyginant su Europiniu vidurkiu, yra 59 procentų. Lyginant su tom išvystytų vidurkių šalių. Latvijų 61-60 aukščiai. Nors jie turi, atrodo, tai eurų. Lietuvių 74. Mes aukščiau vartojimo lygį. Jeigu buvo Taline, kava 2 eurų, va, kaip už Atlantą. Italijoje kava euras arba 90 centų. Kaip paaiškinti? Tai kaip su kavos rinka? Tai Vokietijai gyvėtai markės buvo padarę šitą padelį euras, kaip pasakyti. Taip, bet tai bazinė vis tiek buvo ten, buvo sudėtingi skaičiavimai, tai vis tiek, tai buvo markės pagrindas. Vokietijos ekonomika, žinot, kada sakoma, kada kūrėsi Europos Sąjunga, buvo 2 ekonomistai, prancūzai, vienas politikas, užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas, ir kitas buvo Žanas Monė, ekonomistas prancūzų. Jie stūmė tą idėją įkurti Europos Sąjungą. Jiem prasidėjo po karo, jūs įsivaizduojat, susodinti De Gaulle su Adenaueriu, šalės prancūzai su vokiečiais, kurie kariavo pirmam pasauliniam kare, nepraėjo 10 metų po karo, darom sąlygą. Kai dar žaizdos neužgyja, kiek ten vieni supranta, kas buvo. Įsivaizduokim. Mes ten neužmirštam žaizdų, kiek metų praėjo. O čia ir susėdo Adenaueris su De Gaulle, padarė plieno ir anglies sąjungą pradžioje, paskui Euratomo sutartis, paskui Romos sutartis, ir važiuoju. Šiaip neoficialiai sakoma, kodėl atsirado Europos Sąjunga, greta visų konkurencinių dalykų, viso kito. Taip suvaržyti sutartimis Vokietiją, ekonominę, kad daugiau niekad nekariauti ten Europoje. Nes vokiečiams visą laiką reikėjo ir